Kaip augote ir matėt, jeigu jūsų mama užimdavo aukos poziciją, o tėvas užimdavo budelio poziciją, tai jūs, pavyzdžiui, galėjot labai greitai nukopijuoti tėvo elgesį ir tuos išmoktus įgūdžius reikia kažkur tais realizuoti. Tai pradžioj toks vaikas išbandys savo jėgas būtent ant mamos. Na, o jeigu mama nebus ant tiek emociškai silpna, jog sugebės apsiginti nuo savo vaiko, tai tas vaikas tą išmoktą įgūdį buvimą budeliu tuomet eis realizuoti ant kitų žmonių. Gal pavyzdžiui mažesnių brolių, seserų ir taip toliau. Taipogi budeliu šeimoje gali būti mama, aukos poziciją gali užimti tėvas, ant kurio bus išpilamas visas susikaupęs emocinis budelės turinys. Tai kol jūs nepasikoreguosit savo pasąmoninių programų, jūs gyvensit tokį gyvenimą, pagal tokį scenarijų, kitaip sakant, kokį savo šeimoje matėte. Ir visa tai vyks pasąmoningai. Iki.